Hello, hello! Tai va, mes jau čia. Iš tikrųjų iškilmingai va su bandelėm, su viskuom. Nevalgysim prie jūsų, nes negražu žiaumoti. Siekia karjeros. Jam svarbu, nežinau, jaustis gerai, nežinau. Pirmas... Žodžiu, visus čia gerbėjai. Tai va, kaip tik. Love! I wanna be loved by you. Žiauriai fainai. Turiu įrašą. Ir turi įrašą, man atsiųsti, aš paleisiu. Taip, čia. 1, 2. O, taip. Šarūną atsikratėm. Galų gale jisai yra Filipinuose, sau leidžia smagiai laiką. Tikėkime, sulauksim iš jo visokių nuotraukų. Ir dovanų. Va. Hey, Santaša. Sveiki, Šarūnas iš Filipinų. Special for Santašą. Siunčiu jums geriausius linkėjimus. Ir nebūkit vieniši, ir gerai leiskit laiką. Ir ten apačioj laksto vaikai maži. Ten yra mūsų vieta, kur mes miegosim. Nes yra sala, į kurią ką tik mes atvykom. Čia yra vietiniai gyventojai, va čia. Tai ką su jumis, Santaša? Tai ką, iš tikrųjų mes su Kotryna susipažinom kur projekte, ne, Lietuvos balse. Negalėjau nepaprašyti tavęs paskaityti vienos savo gerbėjos eilėraščio, kuri protestuodama, kaip tave aprengė paskutinę tavo išlikimo kovą. O tau patiko tas įvaizdis, va, kaip jinai atrodė? Nu kaip, aišku, man kažkas buvo nepatogu, bet šiaip bendras, man patiko. Bet tavo gerbėja buvo šiek tiek griežta, bet paskaityk pirmus bent jau pažmelius, buvo tikrai labai smagu. Tai va, charizmatiška Kotryna, patekai pas Katažyną, velnias uodegą prisiuvo. Tavo balsas jam užkliuvo, galiu aiškiai pasakyti, save leidai išdarkyti, priklijuota uodega, sėkmę atėmė staiga ir šukuoseną taip sugadino, kad žiūrovai nepažino, kaip senutė nugrimavo, užmaskuoti balsą tavo. Nu va, tai klausyk, nu. Tai mūsų upcoming weekend yra labai inirtingai kultūriškas. Aš turbūt eičiau mados infekciją. Aš esu buvus šiaip pažiūrėti. Bet ten kažko daugiau, tai tikrai, ne mano anatomijai. Ką tik prasidėjęs castingas toks visai įdomus buvo. Mačiau, kad ten ir tas transvestitas Raulis pateko ir nusišypsojo sėkmė, tai labai džiaugiamės, Rauli, pareik toliau. Ne tik mados infekcija laukia šį savaitgalį mūsų, bet laukia ir labai fainas tributas. Iš tikrųjų, 2 tributai. Ir abudu penktadienį, skirtingais laikais, skirtingos skonio muzika. Tai vienas yra Česlovas Gabalis, jisai atlikinėja Bryan Adamso muziką. Prisipažinsiu, bus Lana Del Rey projektas ir, žodžiu, dainuosiu aš su labai nuostabiais Lietuvoje muzikantais. Tamstaclub.lt. Mes kaip ir norėtume sukurti tokią atmosferą tokiem žmonėm, kurie jaučia ne tik, kad ten myliu ar nemyliu. Tie, kurie šiek tiek daugiau jaučia negu juoda ir balta. Aha, o tai apie ką vat realiai tos dainos, Lanos? Jinai iš tikrųjų dažnai labai ir kankinos. Ir man atrodo, tai ir suteikia jos dainom. Nesakau, kad kančia yra, fine. Drugs! Jo, bet jos dainom tai suteikia kažkokio tokio gal unikalumą, nes jinai žiūri per savis. Tai išsiaiškinom apie Laną pakankamai daug su Kotryna. Tai norėjom pasiganyti akis ir pažiūrėti, kokie tie panašumai tikrai egzistuoja. Tai Lana Del Rey, jinai yra iš tikrųjų tokia gili asmenybė, dėl sakoma, jog būtent dėl to, kad turėjo tokią vaikystę ir tokius išgyvenimus, jinai pasidarius labai daug tatuiruočių. Bet jos atspindi tokius labai keistus iš tikrųjų žodžių junginius, tai yra rojus, yra mirti jaunam ir trust no one. Tai va, tai ką tu manai apie tas tatuiruotės? Tai gali būti irgi reikšti, kad tu daryk viską maksimaliai, ką tik gali. Pasimk viską iš pasaulio. Live your day. Ja. O tu momentu gyveni šiuo? Taip, man planuoti yra šiaip ganėtinai sunku. Aš nelabai kaip ir turėčiau plano gyvenime. Aš tiesiog... Savaitę į priekį. Tai savaitę į priekį dabar yra planas dainavimas, taip? Ne, iš dalies tai yra tiesa, bet
Aš tiesiog labai paprastą planą turiu, aš noriu būti laiminga. O, kiekvienas šiaip turi įkvėpėją kažkokią, ne? Jos ten Angelina Jolie ir šiaip jinai kalba pakankamai daug apie savo tėtį. Ir aš atsidariau tavo Facebooką, pamačiau albumą skirtą vienam vyriškiui. Kas ten toksai, nes aš jau garbės žodis, aš net nežinau, kas jis toks. Tai va, tai kas jis toks ir papasakau. Nes aš radau labai ta prasme, jisai ir Lana Del Rey tėtis yra žiauriai panašus, pažiūrėk. Ta prasme, jie žiauriai panašus. Tai tu iš vis gal persipratys lietuvišką Lana Del Rey. Lama Del Rey. Lama Del Rey. Nu kaip, šitas žmogus yra vokalistas. Matt Korn. Ir žodžiu, ir aš tada pamačiau, kaip jis atrodo. Tai man pasidarė dar blogiau. Wow. Jis iš Australijos. Ir iš tikrųjų, aš jį kažkaip net neatsimenu, kaip atradau, bet žodžiu, aš kai išgirdau, man, wow, tai visiškai jaunas, puikiai valdo savo balsą ir, Nu, va, pažiūrėkit. Somebody call out to your brother. He's calling out your name. Oh, hiding under the covers with no one else to blame. Oh, you couldn't help out your own neighbor. You couldn't tell it to his face. You were fucked up by the blame. You cower in the corner, can't bite any further. Let it out and say. Wow. Tai va, ne, nes O tai aš... dažnai pakerta vyrų, va, toks Ne, išvaizda. ta prasme, šiaip tai aš... Išverčia iš koto. Šiaip aš labai mėgstu iš tikrųjų vyriškus vyrus, ne tie, kurie daugiau peza, negu kad daro. Mažiau pezėjimo ir daugiau dariau. Veiksmai turi to veiksmai. Žmonės, tie kaip Lana Del Rey, tai jie tiesiog, yra iš esmės šiek tiek psichai. Šiek tiek psichai? Nebūtinai, nereikia kraštutinumų, ta prasme, kad tai jau yra tokia asmenybė nuo pat gimimo. Nu, aišku, aš daug žmonių nekenčiu ir nemėgstu. Jeigu tau jie yra nuobodus, tai viskas bus blogai. Nu, nelyskit turbūt. Aš nežinau. Nu, nelyskit prie manęs, atstokit, ne? Taip. Tas Šiaip, puikiau buvo. Nu, čia labai žodžiu. Aš nežinau. Bet jinai sakė, kad nešneka per koncertus. Net kai buvo Vilniui, tai labai Tai mažai nes šneka. jai baisu. Taip. Bet juokinga, mes buvom repeticijai ir mano visi vaikinai, kurie groja su manim, sako, nu blemba, aš nežinau, ar jinai graži ar ne, aš taip ir nesuprantu. Ir Jinai net Britanijoje buvo išrinkta metų moterį, nusifotkino nuoga. taip, O tu nusifotkino nuoga? ne, tai aš manau, kad viskas susijęs su vidiniu pasauliu. Čia gal kažkuriems žmonėms tai yra visiškai nesuvokiama. Ta prasme, kad viskas yra psichologija, aš čia nuobodžiai kalbu, bet tai yra tiesa. Ne, ta prasme, aš esu už tokias nuotraukas, bet prieš kažkokias neskoningas ir tragiškas. Taip. O tokių, kaip žinia, Yra daug. Yra daug, taip kad apgalvokim, ką darom. Turi būti skoninga ir gražu, ne? Taip, Taip. tu mane supranti. Aš suprantu tave tikrai taip. Kai anatomija prasta, geriau nelyskit viešumu. Beje, čia tokia Facebook'e dabar intrigėlė, kad ir Monika Linkytė ir tu, realiai abidvi dabar paskelbėt, kad daro tą Lana Del Rey tributą. Kaip manai, kuom skirsis jie? Aš manau, kad jai tikrai geriau seksis. Pavyzdžiui, kokios aukštos natos. Man galbūt žemos labiau geriau. Teisingai. Tai va, tai tų panašumų tarp tavęs ir Lanos Del Rey tikrai yra. Ne veltui tas tributas yra skirtas jai. Mes labai džiaugiamės pasirodyt, tu žadi Tamstoj. Penktadienį, jau šį penktadienį, 21 diena, nebus? Taip. 21 dieną ir pusę 10 Lietuvos laikų Tamstoj. Tributas Lana Del Rey, kurį atliksi tu ir daug vyrų. Taip. O mes einame žiūrėti jau prasidėjusio 0 sveikų serialo. Jo, tai aš sužinau, nes ne iš tavęs. No. Kad iš tikrųjų kiekvienas žiūrovas galės nuspręsti, kaip baigsis serialas. Tai man atrodo... Serialo net serija, kiekvieną kartą, kiekvieną seriją. Nu tai čia yra žiūrėja.
Tai va, tai visi įsijunkit nulisveikų.lt. Titienas yra režisierius, scenaristas yra Tadas Vidmantas. Tai visi fainiausi, linksmiausi ir beje radistai ten yra irgi vaidina. Tai mes einu žiūrėti. Tai man žiūri buvo linksmai. Blondinė su blondinė suėjo. Tai va, tai pasilinksminai atėjus į mūsų studiją, o dabar tikiuosi ir linksmai išeis. Ne? Tai tu mane išvarai. Taip. Užteks čia įsidėti Janutaitę, kad tu žavi mergaitę. Tu turi kažkaip dainuoti, bet kaip ir visiems. Ne, aš nenoriu peikti, bet aš labai džiaugiuosi, kam patinka. Tai... Negalima ir kitaip sakyti. Ne, aš sakiau. Vyru. Ne, čia iškerpa. Vat Šarūnai, matai, kaip aš tave vat Trūksta. trūksta, tavęs trūksta. Taip. Tai. Jau, mes jeigu ką, mes jau čia ilgokai sėdėm. Čia yra liūdna. Aš tai atsisėdau. Visą to laiko mano sėkmės padidėjo. Ne, visą kitą jūs įsivaizduojat. Aš nežinau, ta prasme... O tai tau gėlė ar negėlė? Gėlė? Tai gėlė, tai ta prasme... Žodžiu, nebetėsiu. Nebetėsiu. Mano seserė. Atsiprašau, mes išėjome. Taip, prašau, viso gero. Kelias laisvas. Kelias laisvas pirmyn atgal. Blemba, gal biškai ne į temą. Ne į temą.